Na kągi, Eimantai, pirmiausia, papasakok apie savo karjerą trumpai. Na ką, pradėjau treniruotis 7-6 metų kažkur, pas Rytį Taurą, tėtis atvedė, ir ką, treniravausi. Po to 14 metų gavau pasiūlymą išvažiuoti į Kauną, ten tuo metu buvo tuo pačiu ir rinktinė jaunimo renkama, ir sutikau. Išvykęs ten, treniravausi, žaidžiau už jaunimo rinktinę, už tuo metu buvo Kauno Kareda, paskui Kauno Jėgeriai komanda. Prieš 2 metus buvau išvykęs į Estiją, pusę sezono ten praleidau Tartu komandoje. Grįžau į Šilutę. Kaip čia taip atsitiko, kad šiaulietis ir Šiauliuose tik pradėjai dabar rungtyniauti? Per geri pasiūlymai buvo kitur? Na, paprasčiausiai susiklostė Kauno komandai tokios aplinkybės, kad aukščiausiam lygyje nebelas žaidžia, o Šiauliai davė man pasiūlymą ir aš su malonumu jį priėmiau. Tavo pirmasis treneris buvo dabartinis Šiaulių vienas iš trenerių Rytis Tavaras. Trumpai, tu geriau jį pažįsti už daugelį mūsų. Papasakok trumpai apie trenerį. Na ką, mes tada buvom aš buvau, kaip pasakyti, vaikas galima sakyti. Na, treneris ramus visą laiką buvo toks reiklus, gan geras treneris tikrai. Ar išvykęs į kitus miestus ir klubus palaikydavai ryšius tiek su treneriu, tiek su buvusiais komandos draugais, kai lankydavai treniruotes? Na, kai tekdavo susitikti su Šiaulių komanda, tai visą laiką su treneriu susitikdavome, pašnekėdavome, kaip sekasi apie mano karjerą. Ar būdamas kitose komandose domėdavaisi Šiaulių komandos rezultatais, o galbūt paslapčia linkėdavai sėkmės? Na, žinoma, visą laiką stebėdavau, kaip sekasi komandai. Komanda taip pat ten buvo nuosmukis, pirmoji lygoje žaidė. Paskui vėl visada stebėdavau, sekdavau rezultatus komandos. Pačiam teko žaisti prieš Šiaulius. Koks jausmas rungtyniauti prieš savo gimtojo miesto ekipą? Na, visą laiką prieš savo komandą gimtąjį miestą dar būna išskirtinės rungtynės, galbūt išskirtinis nusiteikimas, užsivedimas toks yra noras kuo geriau sužaisti. Praėjusiame sezone Šiauliai rungtyniavo su Šilute ir Eimantas Marozas įmušė įvartį į savo gimtojo miesto komandos vartus. Nebuvo gaila skriausti savų? Na, kaip bebūtų keista, tas įvartis buvo vienas iš tik tai kelių mano įvarčių, bet jau taip atsitiko, kad įmušiau Šiauliam. Tas įvartis šiek tiek toks kuriozinis buvo, gan toks nestandartinis, galima sakyti. Ką galėtum pasakyti apie komandą, kurioje dabar rungtyniauji? Kas pasikeitė galbūt nuo senų laikų, kai buvai Šiauliuose? Na, kaip sakau, mano laikai, kai buvau Šiauliuose, tai buvo vaikų tik tai komanda. Iš tuometinės komandos tik tai yra likęs Romašovas, mano grupės amžiaus. Na, o dabar komanda jauna, ambicinga, keli yra patyrę žaidėjai, kurie tikrai reikalingi komandai. Na, manau, tikrai gera komanda. Kokie tavo asmeniniai tikslai šiame sezone ir ko norėtum pasiekti su komanda? Na, su komanda tai žinoma, sieksim kuo aukštesnių tikslų. Kaip išeis žiūrėsim, sezono eigoje. Kol kas neblogai sekasi, sezonas tik įsibėgėja. Na, bus matyti. Na ir pabaigai tavo prognozė. Kurią vietą užims A lygoje Šiauliai ir kiek įvarčių po sezono bus Eimanto Marozo sąskaitoje? Na, įvarčių tai tikėkime bus daugiau negu pernai. Nu, o manau, turėtumėm ketvertuke būti.